Klaipėdos universiteto menų fakulteto choreografijos katedrai jau 45. Simboliškai šį jubiliejų viena brandžiausių universiteto katedrų pažymėjo Tarptautinės šokio dienos išvakarėse. Jubiliejaus proga visi neabejingi šokiui buvo pakviesti į tarptautinę mokslinę praktinę konferenciją "Nūdienos šokio meno tendencijos ir sprendimo būdai". Anot konferencijos moderatoriaus, docento daktaro Vidmanto Mačiulskio, ši konferencija yra tradicinė. Šita konferencija yra faktiškai tradicinė, jinai vyksta visą laiką kas 5 metai, kai vyksta choreografijos katedros jubiliejai, buvo kas prieš 5 metus ir dabar. Jinai skirta aptarti nūdienos šokio meno raidos, perspektyvas ir sprendimo būdus. Tai vat konferencijoje būtent sukviesti yra visų Lietuvos aukštųjų mokyklų, kurie ruošia šokio specialistus, atstovai ir taip pat Latvijos ir Estijos irgi šokių specialistus ruošiančių institutų arba universiteto atstovai. Konferencijos tema – Nūdienos šokio meno tendencijos ir sprendimo būdai. Klaipėdos universitete esanti choreografijos programa Lietuvoje vienintelė. Čia rengiami plataus profilio ir aukštos kvalifikacijos šokio meno specialistai. Nuo pat choreografijos katedros įkūrimo išlaikomas tikslas – puoselėti tautišką šokį, liaudies tradicijas ir papročius. Visa tai žymaus Lietuvos choreografo, įvairių dainų ir šokių švenčių baletmeisterio, katedros įkūrėjo ir ilgamečio jos vedėjo, profesoriaus Juozo Gudavičiaus nuopelnas. Jubiliejaus proga atidaryta profesoriaus Juozo Gudavičiaus vardo salė. Į salę visus susirinkusiuosius užeiti pakvietė mūza. Koncertas "Pasodino ąžuolą" pagal profesoriaus Juozo Gudavičiaus kurtą choreografiją buvo itin simboliškas. Koncerto metu pasirodė Klaipėdos universiteto menų fakulteto studentai. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin iškeliavę choreografijos katedros darbuotojai. Renginyje dėmesio sulaukė ir buvę katedros vedėjai. Jie pasveikinti gėlėmis. Per 45 katedros gyvavimo metus jie baigė daugiau nei 700 absolventų.